Vilniuje duris atvėrė nauja meno platforma Smala. Tai vieta, kur po vienu stogu susitinka teatras, šokis, muzika, komedija ir kitos meno formos. Smala siekia tapti namais visiems – vaikams ir ne vaikams. O čia jau atvykęs Kalėdų senelis vietą irgi užskaitė. Nauja erdvė, į kurią kviečiam atvira erdvė, į kurią kviečiam menininkus, kurie turi tikrai gerų įdomių idėjų. Mes esame atviri toms idėjoms, nors esame ir komercinis darinys ir vis galvojam, kad komerciškai tai turėtų apsimokėti, bet tikrai labai kviečiam visus norinčius, tie, kurie nepakliūna į kitas erdvės. Erdvė tikrai yra mūsų galva ir mūsų nuomonė yra patogi, įdomi, ji labai tokia jauki ir aktoriam, ir žiūrovam, kadangi salė mūsų yra amfiteatro principų. Kiek čia yra buvę renginių, tai ir aktoriai, ir žiūrovai tikrai buvo patenkinti ir sakė, kad erdvė yra išskirtinė. Čia, Konstitucijos prospekte, anksčiau veikė Vilniaus kamerinis teatras, per kelis mėnesius vieta atgimė ir įspūdingai startuoja. Bet Smala tai yra tarsi atšviežinta, nauja, atnaujinta erdvė, su labiau atvira, mes laukiam visų, vedam ekskursijas, vedžiojam, mylim visus žmonės ir norim pakviesti ne tik tai žiūrovus, kad jie čia apžiūrėtų šitą erdvę, bet ir visus menininkus, kūrėjus, kuriem įdomu, ateikit, tai tikrai labai įdomi erdvė nauja. Bus rodomi ne tik spektakliai, bet vyks ir koncertai, parodos, senų, legendinių sporto rungtynių transliacijos, staigmenos laukia ir vaikų. Va dabar, kaip tik jūs matėte, už manęs čia yra kalėdinės dekoracijos, ruošiam mažiesiems žiūrovams siurprizą. Mažieji žiūrovai atėję čia pas mus į šitą spektaklį susitiks ne tik tai su Kalėdų seneliu, bet ir su labai paslaptingais jo nykštukais. Ir visai netokiais, kokiuos jūs matėt kažkada anksčiau, kitose filmuose ar dar kažkur. Tai tikrai išskirtinis spektaklis, kuris vadinasi Dovanų mašina arba Ką daryti, jeigu pamiršai seneliui laišką parašyti. Gruodžio 13 dienos. Ateikit, laukiam visų mažųjų. Tikrai spalvingas, jaukus, įdomus ir labai paslaptingas spektaklis. Čiki! Čikitai! Čiki, išlysk! Taip, šefe. Kvietėt? Kviečiau, išlysk, pakalbėsim. Ir didelių. Jų laukia Dainiaus Kazlausko režisuojamas spektaklis Medaus mėnuo. Apie ką jūs paklausite? Ne apie, o aš negaliu pasakot. Tai yra detektyvas, intriga. Tai vadinasi, jūs būtinai privalote ateiti 30 dieną ir patys pamatyti. Mielosios damos! Alio, policija? Linkiu, kad jūs amžiams degtumėt pragare! Tai, kas yra nepamatoma, todėl kad aš jums garantuoju, iki valandos 45 minutės jūs nežinosite, kaip baigsis šis spektaklis. Taip. Mano personažas yra tokia tvirta, stipri moteris, mokanti netgi šaudyt. Beje, toks vienas juokingas epizodas, kad per generalinę šautuvas neiššovė, nes buvo kulkos netaip sudėtos, bet žodžiu, per premjerą šitas dalykas tu šaudė. Oi, šitas teatras tai yra, nežinau, mano toks tikrai ateitis, todėl kad po motinystės atostogų, tai čia aš taip džiaugiuosi, kad gavau vaidmenį šiame spektaklyje ir kad galėjau prisijungti prie visos šitos kūrybinės komandos, šitame teatre dirbti. Tai žodžiu, labai džiaugiuosi ir labai kviečiu visus. Ką tai reiškia šitam kažkokiam tai teatre? Aš pasakiau šitam kažkokiam? Kažkokiam tai jo teatre. Ne kažkokiam. Su draugais. Ne, taip, būtent. Taip, su draugais, draugų teatre. Būtent. Ir tikimės, kad ir žiūrovai taps mūsų draugais. Būtent. Aš dar noriu pasakyti, kad su Dainium čia yra mano 5. jau teatrinis projektas. Oi, gal nepradėkim skaičiuoti, nes tada man irgi reikia suskaičiuoti kelintas. Matot, kas čia darosi. Smaloje verda gyvenimas, menas, chaosas, juokas ir aistros. Spektaklis Medaus mėnuo jau gruodžio mėnesį, 4., 7., 20., 26. ir 21 dienomis.